Sveiki, šiandieną pristatysiu stalo žaidimo Mad Market taisyklės, kurį gali žaisti nuo 2 iki 6 žaidėjų. Žaidimo paruošimas. Padėkite žaidimo lentą stalo viduryje. Sudėkite žaidėjų figūrėles starto laukelyje. 6 žymeklius ant 6 laukelio akcijų biržoje ir 1 žymeklį biržos prognozių starto laukelyje. Šalia lentos padėkite žaidimo kauliukus. Suformuokite pinigų, įmonių, prabangos prekių ir akcijų pasiūlą. Šalia padėkite policijos, apsaugininkų, juodosios rinkos ir biržos maklerio žetonus. Pradžioje kiekvienas žaidėjas gauna po 500 žaidimo pinigų. Žaidimo tikslas. Žaidimo gale turintis daugiausiai pergalės taškų laimės. Taškus galėsite gauti tik pirkdami prabangos prekių korteles. Pavyzdžiui, lėktuvas kainuoja 2000 pinigų ir žaidimo gale bus vertas 15 pergalės taškų. Per įėjimą galite įsigyti tik po 1 prekės kortelę. Žaidimo eiga. Atsitiktinė tvarka išsirinkite pirmąjį žaidėją. Ridenkite kauliukus ir keliaukite su savo figūrėle tiek laukelių, kiek išridenote. Prieš atliekant veiksmus, koreguokite akcijų vertes. Baltas kauliukas vertę didins, o juodas mažins vienu laukeliu. Pavyzdžiui, išridenus dvejetą su baltu kauliuku, kils raudonos spalvos akcijų vertė. Ir šešetą su juodu kris geltonųjų akcijų vertė. Išridenus vienodus skaičius vertės nekis. Tada biržų prognozės zonoje pastumkite žymeklį vienu laukeliu į priekį ir vykdykite nurodytus akcijų vertės pokyčius. Savo ėjimo metu žaidėjai gali pirkti ir parduoti akcijas, kurių kainos yra nurodytos akcijų biržos zonoje. Pirkimo kiekiai neribojami, tačiau nupirktos akcijos negalima parduoti, o parduotos negalima pirkti tame pačiame ėjime. Nupirkus akciją jos vertė kils, o pardavus kris. Iš viso žaidime yra 6 rūšių akcijos, kiekvienos rūšies po 300 vienetų. Žaidime egzistuoja skirtingų rūšių laukeliai, kuriuose žaidėjai galės atlikti įvairius veiksmus. Įmonės. Atsistojus ant įmonės laukelio, žaidėjas galės įsigyti šią kompaniją už nurodytą kainą ir gaus tai patvirtinančią kortelę. Jeigu kitas žaidėjas sustos jūsų įmonės laukelyje, jis turės jums sumokėti pusę įmonės kainos. Kai jūsų figūrėlė praeis starto laukelį, už kiekvieną turimą įmonę gausite po 5 akcijas. Pasibaigus akcijoms, ratą apėjęs įmonės savininkas gaus pinigų sumą atitinkančią tos rūšies akcijų biržos vertei. Savo ėjimo metu žaidėjas gali parduoti savo turimas įmonės už pusę kainos. Holdingas. Supirkus 3 vienos rūšies įmonės, jos taps holdingu. Kiti žaidėjai užlipę ant holdingo įmonės jums mokės pilną įmonės kainą, o jūsų figūrėlį kirtus starto laukelį gausite po 30 tos rūšies akcijų. Holdingo įmonių akcijomis gali prekiauti tik savininkas, tad vienam žaidėjui įgyjus holdingą, visi likę dalyviai turintys tos spalvos akcijų privalės parduoti jas bankui už rinkos kainą, nekoreguojant jų vertės. Savo ėjimo metu žaidėjas gali įsigyti įmonę už 100 tos spalvos akcijų, net kai ant jos nėra užlipęs. Turint 300 akcijų, galima jas iškeisti į visas 3 atitinkančios spalvos įmonės ir tokiu būdu įgyti holdingą. Iš viso žaidime yra 18 įmonių arba 6 skirtingi holdingai. Žaidimo lauke egzistuoja 4 minusiniai laukeliai. Asmeninė akcijų krizė. Užlipus ant šio laukelio prarasite pusę savo visų turimų akcijų bankui. Nelyginis skaičius dalinamas žaidėjo naudai. Akcijų biržos krizė. Žaidėjas, kuris užlipo ant šio laukelio, mes 1 kauliuką. Išridentas skaičius nurodys, kurios spalvos akcijų vertė nukris į dugną. Tai yra, jų vertė taps pati žemiausia. Atostogos. Užlipus prarasite pusę savo pinigų bankui. Nelyginis skaičius dalinamas žaidėjo naudai. Kazino. Sumokėkite bankui 300 pinigų. Jeigu taip nutiko, kad žaidėjas nebeturi pakankamai pinigų susimokėti įmokoms, pirmiausia jis turės parduoti bankui savo turimas įmonės už pusę kainos. Parduotos įmonės keliauja tiesiai į aukciono krūvelę, kurią aptarsiu vėliau. Jeigu pardavus įmonės pinigų vis tiek nepakanka, tada parduodamos turimos akcijos už rinkos kainą. Jeigu ir tokiu atveju turimas pinigų kiekis nepakankamas padengti įsiskolinimui, žaidėjas iškrenta iš žaidimo. Kiti laukeliai. Vienam žaidėjui užlipus ant aukciono laukelio bus skelbiamas aukcionas toms įmonėms, kurios buvo parduotos bankui už pusę kainos. Aukcione gali dalyvauti visi žaidėjai. Aukcionas skelbiamas kiekvienai įmoniai atskirai. Jeigu aukcione įmonių nėra, tada varžomasi dėl pirmos laisvos įmonės, žiūrint nuo starto laukelio. Laimi didžiausią sumą pasiūlęs žaidėjas. Biržos maklerio laukelis jums leis įsigyti nuosavą biržos maklerį už 100 pinigų. Jo pagalba galėsite koreguoti akcijų vertes per 1 laukelį savo ėjimo metu. Žaidžiant galima turėti iki 2 biržos maklerių, bet vienu metu galima įsigyti tik 1.
Kartą nusamdžius biržos makleriai lieka visam žaidimui. Tad akcijų biržos korekcijas galėsite atlikti kiekvieną ėjimą. Atsistojant juodosios rinkos laukelio, galite jos paketą nusipirkti už 100 žaidimo pinigų. O kai kitą kartą užlipsite ant šio laukelio, parduoti už 1000 pinigų. Vienu metu žaidėjas gali turėti tik vieną paketą. Užlipus ant policijos ir turint juodosios rinkos žetoną, jums teks susikauti su pareigūnais. Jeigu pralošite, bus atimtas juodosios rinkos paketas ir dar teks susimokėti 1000 pinigų. Neturint tokios sumos, teks pardavinėti įmonės ir akcijas. Norint kovoti su policija, reikia turėti apsaugos darbuotojų. Jų neturint iš karto pralošite ir teks susimokėti 1000 pinigų bankui. Apsauginius galite įsigyti atsistoję ant apsaugininko laukelio, vieno apsaugininko kaina 30 pinigų. Jų galima turėti iki 10 vienetų. Kovos metu už kiekvieną apsaugininko žetoną mesite 2 kauliukus. Jeigu balto vertė bus didesnė už juodo, sveikinu, jūs nukovėte policininką. Jeigu rezultatas bus priešingas, jūs prarasite apsaugininką. Lygiųjų atveju nuimama po vieną kovotojų kortelį iš abiejų pusių. Kova vyksta tol, kol nebelieka kovotojų kortelių vienoje ar kitoje pusėje. Pasibaigus kovotojams vienu metu laimite jūs. Pirmą kartą užlipus ant policijos laukelių jums teks gintis prieš 2 pareigūnus. Vėliau prieš 3, 4 ir galiausiai 5 pareigūnus. Didesnio kiekio niekada nebus. Be tos apsaugininkais galite perimti varžovų įmonės. Tai reikia vienu metu atsistoti ant tos įmonės laukelio kartu su įmonės savininku ir pasirinkti, ar norite mėginti tai daryti. Nebandant atimti varžovo įmonės, įprastai sumokėsite nurodytą sumą ir žaidimas tęsis. Nusprendus perimti įmonę, prasidės kova tarp žaidėjų apsaugininkų pagal įprastas kovos taisyklės. Jūsų kauliukas bus baltas, o varžovo juodas. Pirmasis netekęs visų apsaugininkų žetonų pralaimės. Lygiųjų atveju laimi besiginantis. Laimėjus užpuolikui, besiginantis turės atiduoti savo turimą įmonę, dėl kurios vyko kova. Pralaimėjus užpuolikui, teks sumokėti 2 įmoką įmonės savininkui. Jeigu besiginantis žaidėjas užpuolimo metu apsauginių neturėjo, įmonė prarandama iš karto po kovos paskelbimo. Žaidimo pabaiga. Vienam iš žaidėjų surinkus 35 taškus, pabaigiamas veiksmų ratas ir visi skaičiuoja pergalės taškus. Daugiausiai surinkęs taškų laimi žaidimą. Lygiųjų atveju pergalę nulems turimas grynųjų kiekis. Jeigu ir tuo atveju bus lygiosios, žaidėjams teks parduoti turimas akcijas. Daugiausiai turintis pinigų laimės.